kuris iš mūsų nėra viens kitam pasakęs kvailį arba durniau. Nu, man nebent tą mergytę dar niekam nepasakė. O mes visi tai turbūt ne po vieną kartą, ne? Tai iš pragaro mūsų ausis kyšo, ne? Dabar, čia toks, aišku, Jėzus labai taip aštriai kalba, bet aštrumas, matot, mes kaip dažnai tikėjime susidurėm labai įdomus dalykai. Labai dažnai tikėjimai uždeda tam tikrą antspaudą kultūriniai dalykai, ne kultūriniai visokie tie aplinkos dalykai, psichologiniai dalykai. Ir neretas žmogus, ir kai kalbam apie tikėjimą, mums sako, ateinu į bažnyčią, eičiau, sako, į bažnyčią, dažniau eičiau, bet ateinu iš čia į ką, tas prisipažinimo aktas, kaltas, namie jau tėvas, motina sakė, kad kaltas, mokyklai mokytai sakė, kad durnas vienu žodžiu, arba dar kažkoks nevykęs, kieme šaiposi, dar čia liepia save kalt prie kryžiaus, nėra gyvenimo. Ne? Yra kažkam taip, net ne vienam galbūt. Tai va. Iš tikrųjų viešpats kalba visai kitus dalykus, bet dažnai mes jų negirdim. Už tai yra tikėjimo turinio pažinimas yra labai svarbus dalykas.